esame akušeriniam priėmime ir didelis turtas, tai ne didžiausias mūsų yra echoskopas modernus, Philips firmos. Labai didelis privalumas, kad galim priėmimo skyriuje atlikti neišėjai moteriai echoskopiją. Sakykime, yra buvę atvejis, neišgalvotas, kada išgelbėjom gyvybę, labai greitai surentavom echoskopo pagalbą, atvyko moteris blogai jausdama vaisiaus judesius, nereikėjo kažkur su ją judėti kitą korpusą, nesigaišo laikas, čia pažiūrėjom, pamatėm, sakykime, rykštelės patologiją ir spėjom atlikti skubiai cezariopiją, išgaišom 10 minučių nuo atvykimo iki operacijos. 15-20 minučių, ko gero, būtum nebespėjai. Bet echoskopas. Vyriausybės ir Lietuvos pagalba gimdyklose, ką aš minėjau, apie techninius dalykus yra aparatūra, gimdymo lovos naujos, naujagimių staliukai nauji, vaisiaus būklės monitoriai nauji, distancinį moteris gali judėti po gimdymo skyrių, gali eiti į tualetą, gali vyrą palydėti, nereikia, kaip sakyti, nepririšta liaudiškai tariant, jinai yra su distanciniu. Va, tai tie dalykai labai palengvina darbą, žymiai geriau sekti nėščiosios gimdyvės ir vaisiaus būklę.